Randamės antroje mūsų stoteliai, Velykinio apsipirkimo kainų reide Lidle. Ir šiandien mes lyginam kainas želatiną, kepimo milteliai, sausos mielės, vanilinis cukrus. Tai, ką galima būtų panaudoti kepimui Velykiniam stalui. Tai čia puikiai proga iš tikrųjų pasilyginti kainas. Tai iš principo Lidle dažniausiai prekiniai ženklai būna tik tai tada, kada jie pasiūlo geras kainas ir padaro nuolaidas. Tai čia mes turime visiškai kitokį atvejį ir tokią pat kainą kaip kitose prekybos tinkluose ir be akcijos. Taigi Daktaro Oetker maistinė želatina 20 gramų 79 centai, kilogramo kaina 39,50. Čia tas pats produktas, kurį mes ką tik matėme Maximo. Jeigu kas nežiūrėjo, tai pažiūrėkit mūsų Facebook paskyroje. Ir ten kaina yra dabar dvigubai mažesnė. Toliau žiūrime sausos mielės. Čia jos pavadintos tirpios mielės. Tai 7 gramų Daktaro Oetker 39 centai, kilogramo kaina 55,71. Ta pati situacija. Kepimo milteliai. Daktaro Oetker. Kepimo miltelė 30 gramų 35 centai, kilogramo kaina 11,67. Ir vanilinis cukrus to paties Daktaro Oetker 16 gramų 35 centai, kilogramo kaina 21,88. Tai va, tokia netipinė situacija Lidlui, o dabar pažiūrėsime, ką jie turi iš pigiausio. Taigi vanilinis cukrus Balbakė 80 gramų 40 centų, kilogramo kaina 5 eurai. Nu jo, palyginimui vanilinis cukrus 16 gramų 35 centai ir kilogramo kaina 21 ir 80 gramų Balbakės 5 eurai, 4 kartus daugiau. Kepimo milteliai Balbakė 30 gramų 19 centų, kilogramo kaina 6,33. Sausos mielės 42 gramai Balbakė 57 centai, kilogramo kaina 13,57. Kai tuo tarpu Daktaro Oetker kilogramo kaina 55,71. Maistinė želatina ir čia yra Balbakės su glitimo ir be glitimo, bet kaina ta pati, €19 už 50 gramų pakelį, kilogramo kaina 23,80. O kas norėtų su skoniais, tai pasirinkimas nėra labai platus, yra agrastų, citrinų ir agrastų. Taigi kaina Balbakė želatina žalia milteliais įvairių rūšių be glitimo, 2 po 75 yra 99 centai, 1 kilogramo kaina 6,60. Tai ką, tiek apie gaminimui skirtus produktėlius. Važiuojam pažiūrėti, kokios kainos dabar yra iki.